Labas rytas. Aštuonios valandos. Rugpjūčio 11 diena. Pavyzdžiui, jauniklius netoli Musninko. Tiesia linija čia 15 km. Truputį keičiasi krypties kampas, lyginant su Čiobiškiu. Oras apniukęs, važiuojant šlapias asfaltas, bet šviesėja. Čia truputį laukiant, kol paukščiai nurims, pradėjo krapnuoti. O ten matom, labiau apsiniaukia, jokio vėjo praktiškai nėra. Paukščiai nuskrido reikiamą kryptim į rytus. Važiuosiu ir aš žiūrėti. Ką galiu pasakyti apie aną treniruotę, trečią, čia jau ketvirta, kad grįžo visi paukščiai gan greitai būrių ir dabar vėl susileidžiu 51 jauniklį. Tad tiek, laukite tęsinio, važiuoju namo, žiūrėsim, kas ten bus. Štai pasirodė būrys. Aš jau grįžęs. Trys vedlės patelės jau užėjusios. O turim 8 valandas 45 minutės. 2 minutės jau suka virš namų ratus paukščiai. Tai leidžiasi pirmas jauniklis. Praeitą etapą užtruko 21 minutę. Tokį pat atstumą praktiškai. Šiandien kilometrų čia toliau. Bet pakeista kryptis. Silpnas lietutis, kuris lydėjo mane visą kelią. Aišku, ir paukščius. Tai leidžiasi po truputį. Kągi, paskraidė. Einam. Namo. Tai nuo stogo ieško vandens, bando atsigerti, ieško ištroško. Einam. Šiandien 11 rugpjūčio. Paberta maisto, pirmas nusileidęs, galbūt ir į balandinę pradėjęs lesti ir kitus. Pažiūrėsim. Suvilios. Einam. Uždarysiu vyresnių skyrių, kad tenai nelystų.
Tai ką užfiksavo laikrodis. Va, 3 patelės. 8:43. Va, jau pajuto, kad maistas yra. Einam. Na, štai tokia treniruotė. Paukščiai tegul užėdinėja, aš einu pusryčiauti. Laukia dienos darbai, rytinė ruoša. Visiems geros sveikatos, geros nuotaikos. Iki kitų susitikimų. Gediminas Bogoslaviškis.